Sveiki visi, arba labas vakaras. Tai grįžinėjau namo po Utenos istorijų pirmos dalies. Kažkaip nepagalvojau su Tomu kartu įrašyti baigiamąjį žodį, nes emocijos plūdo per viršų, nes mums labai smagu grįžti po ilgos pertraukos į renginių maratoną. Aišku, tą renginių maratoną rudenio užkuria Tomas, kol mano impreza yra remontuojama, virinama. Tai šiandien diena buvo tikrai fantastiška, išskirtinė visiškai nuo mūsų praėjusių renginių. Tai labai gaila, kad Utenos istorijos pirma dalis greičiausiai nebus kartojama šiais metais, bet jeigu bus kartojama, tai tikrai verta kartoti ir pats norėčiau važiuoti kaip dalyvis jau sudalyvauti, nes finišas fantastiškas. Tai viską pamatysit video, palinkėsiu gero žiūrėjimo ir pagaliau mes atiduodam skolas kontributoriams, bent jau turim šiokios tokios atributikos savo. Ir labai norim padėkoti kontributoriams, kad ištikimi esat ir taip ilgai laukėt renginių. Plius netrukus pasirodys informacija apie mūsų susitikimą. Ir tuoj dar padarau lenkimą saugų. Taip, aplenkiam Seatą. Ir sulauksit, kaip minėjau, sulauksit netrukus informacijos apie Contribute Meetą, apie kitus renginius Tomas jau paskelbęs. Tai ačiū Baltairiui, ačiū baidarių, kaip sakant, nuomotojams. Tai linką pavadinimą pamatysit čia kažkur tais, atsiprašau, neprisimenu. Tai ačiū jiems, kurie padėjo. Gero žiūrėjimo, viską pamatysit video, kaip mums šiandien sekėsi. Ir iki pasimatymo kituose renginiuose. Jeigu ne su manimi, tai su Tomu tikrai artimiausiu metu. Iki. Nežinau, man tai vakar buvo daug jaudulio, labai darbė laukiančio šitos dienos, šiandien rytą irgi daug jaudulio. Tiesiog po ilgesnio laiko vėl grįžtam, aš grįžtu su blicais, tai labai džiugu, kad Utenos istorijas prisikalbėjom ir padarėm ir startuojam dar vasarą. Esat unikalioje ekspedicijoje, numeris 1 ir tikriausiai dar niekur taip nebuvo, kur ekspedicija baigsis baidarių plaukimu. Tai sakiau, šiais metais nebus kartojama, tai jeigu kartosime Utenos istorijų pirmą dalį, tai jau tikrai be baidarių šiais metais, taip kad aš tikrai nemelavau. Tai va, turėtų būti labai įspūdinga ir, žinot, su tais Lietuvos objektais kaip yra, turim mes išmokti pamilti ir suprast, ką mes turim. Tai kai aš sakau labai įspūdinga, tai Lietuvos mastais mes negalim lygdyti su kokiais ten Lenkijos kalnais, urvais ir panašiai. Ne? Turim, ką turim ir tą reikia irgi mokėti, pamatyti ir sužinoti. Tai pamatysit unikalų objektą, finišą. Nekalbėsiu daugiau nieko apie jį ir tikriausiai net nekalbėsiu, kol nenuplauks. Gal kažkas buvę ten?
trečios nėra, bet tokia artimiausia parinksiu, kai jau bus geresnis. Šeštą. Nu, blemba, ryškiai, jūs mažai akmenų lankėt. Ne, nu jis nėra toks milžiniškas kaip kiti akmenys, ta prasme. Nu tai va, nu vat jau arčiau, šiaip tai pagal pirminius tokius bandymus tyrinėti jį, tai apie pirmą 20-uką buvo sakoma, nu ta prasme į galą, paskui jau, kai jis buvo atkastas, išmatuoti visi ilgiai, pločiai, aukščiai, tai sakoma, kad 30-ukė jis drąsiai gali stovėti. Tai šiaip tai Utenos rajonas, jeigu mes šiandien irgi spėsime, aplankysim dar ne vieną akmenį, tai apskritai Utenos rajone labai daug šitų riedulių ir daug jų yra įspūdingų ir saugomų. Tai, o šitas kuo unikalus, jeigu mes ten tą puntuką Anykščių žinom nuo vaikystės tikriausiai visi, kažkokius kitus akmenis kitose rajonuose irgi žino, tai... Nu tai va, čia ta prasme jų yra labai daug, o šitas akmenukas atkastas buvo 16 metais tik tais. Jis pastebėtas maždaug 2002 metais, ūkininkas, aišku, vietinis, jis tikriausiai žinojo visą gyvenimą, žinai, bet kažkada jis vėl, žinai, pabandė, nu pažiūrim, gal iškasam, gal išraunam, gal patempiam, niekaip nesigavo. Nu ir tada nuo 2002 metų įtrauktas į saugomus objektus Utenos rajone. Ir bandyta buvo visaip kaip išmatuoti jo dydį, pasitelkti ten ir 3D skanavimus. Čia šitam akmenukai pirmą kartą Lietuvoje buvo ir lazerinis skanavimas kažkoks pritaikytas, kur net LRT rašė, kad čia yra high-endas mokslas, žinai, kur padės mūsų akmenis toliau tyrinėti. Bet vis tiek nuspręsta buvo atkasti, nes kol tu neatkasi, nu, teorija liks teorija. Tai atkasė. Ir maždaug 16-18 metais taip skambiai sakė, padarysim šito objektą tokiu, kur chebra lankys, bus dar vienas Utenos rajone objektas. Tai ką mato dabar, čia jau yra labai gerai, nes 19 metų vasarą mes čia darėm ekspedicijas, gal 2, tai jokių lentelių, buvo tik tiesiog keliukas išvažinėtas. Tai dabar ir pašienauja, ir žemės priplautas iškasa nuo akmenuko ir porą lentelių ir atsirado šitą lentelę, nu žodžiu, po truputį. Aišku, čia jau reikia mėgėjų geologų būti tikriausiai, kad labai taip važiuoti į Beiliakėmį, pasižiūrėti puntuką, nu bet galima. Bandysit kas nors užlipti? Nes 19 metais buvo daugiau čia žemė suplauta, tai bandė ir nesėkmingai. Pradėti. Tai aš pasakodamas apie moką ir mokiuką ir tauragnus turėčiau paliesti akmenukus šituos ir kiekvieną po 3 kartus apeit sugalvojęs norą ir jis tada turėtų įsipildyti, bet taip nedarysiu, nes negirdėsit manęs. Tai stovim prie moko ir mokiuko.
Labai vakar ilgai galvojau, kur sustojimą daryti. Tauragnuose kaip ir gražu, bet ten miestelio centre sustot prie to akmens su tauru, nu kažkaip ir papasakot, nei ką pamatysit, nei ką. O šitos mokiukus praleisti, jau kažkaip iš šios dienos ekspedicijos tema jau būtų gėda. Tai va.
Iš esmės tie, kas atplaukia su baidarėm arba pas Trainiškį startuoja čia, tai labai retas, kuris užsuka, nes nepasidomėjęs nežino. Čia turim unikalų objektą. Mes esame ežere, kuris yra saloje ežero, Baluošo ežero. Ir šitas, nežinau, sąsiauris, kaip jį pavadinti, tai yra upelis, per kurį šitas ežeras susisieja su Baluošo ežeru. Tai yra absoliučiai unikalus dalykas. Lietuvoje tokio dydžio, tokios būklės ežere nėra. Tai labai norėsiu jūs čia atvežti, nors mes esame Ignalinos rajone, ne Utenos, Utena ties to krantu ir pasibaigė, žinai. Bet, čia toks lengvas pasidėjimas taško.